Pristatau New Holland traktorių, tai būtų modelis T5070, kurio vardiniai variklio galiai yra 113 arklio galių. Šis traktorius plačiai naudojamas yra tiek mažesniuose ūkiuose, ypač populiarus tarp jaunųjų ūkininkų, taip pat dažnai naudojamas su frontaliniais krautuvais didžiuosiuose ūkiuose arba netgi žemės ūkio bendrovėse. Dėl ko, sakykime, jisai toks populiarus, kadangi jo yra apsisukimų spindulys labai mažas, tai tik 4 metrai ir 5 centimetrai. Sekantis dalykas tas yra, kad labai lengvas priėjimas prie pagrindinių mazgų. Ta užtikrina berėmi traktoriaus konstrukcija. Taip pat tokį dalyką galime pasakyti, kad standartiniai komplektacijoje New Holland traktorių visada mes rasime priekinius balastinius svorius. Priekinius balastinius svorius štai matome priekyje. Yra 10 vienetų po 40 kg. Kitas dalykas svarbus, kad, sakykime, tiek susisukant traktoriui, tiek norint daryti aptarnavimą, palengvina šį darbą priekiniai dinaminiai purvasargiai, kurie atitinkamai gali palengvinti jūsų darbą. Galime pamatyti šio traktoriaus konstrukciją. Tai būtų pagrindiniai tokie dalykai, kad reguliuojamo aukščio priekabos kablys, kuris automatiškai, sakykime, privažiavus priekabai gali ją prikabinti. Taip pat šis kablys naudojamas velkant presus ar kitus padargus naudojamus žemės ūkyje. Taip pat yra ir fiksuotas apatinis padargų kablys, prie kurio kabinami pagrindiniai padargai. Taip pat, aišku, svarbus dalykas yra tai, kad prikabinimui yra greitas fiksavimas, kaip matome. Tad padargą privažiavus galima greitai jį prikabinti. Dar svarbus dalykas yra tai, kad pakankamas hidraulinių porų skaičius, tai yra 3 hidraulinės poros, kurios gali būti panaudojamos prikabintiems padargams, kurie naudojami ūkininko ūkyje. Taip pat, aišku, darbinės šviesos ir valytuvas galinio lango, taip pat dalykai, be kurių neapsieina kiekvienas žemdirbys. Taip pat būna praplatinti galiniai purvasargiai.